Sveiki, su jumis Minecrafteris ir šiandieną mes filmuojame vlogą, pirmąjį vlogą. Tai va, šitas video bus skirtas tam, kaip pasidaryti sumuštinis per 5 minutės ar dar greičiau. Tai ką, pradėkime. Sumuštiniams mums reikės batono, sūrio, fermentinę geriausia, bet sūrio. Ir mėsos, šiuo atveju tai daktariška dešra. Čia jau pagal skonį. O pagardinti galite naudoti bet kokį padažą, kečupą, majonezą, bet aš, kadangi padažų nelabai mėgstu, tai darysiu taip. Tai gerai, pasiemame batoną. Tai mes turime batoną. Ir jeigu darysite padažą, tai patekite batoną padažą, bet aš darysiu be padažą. Tai dabar mes turime pasipjaustyti sūrą. Tai gerai, patraukime batoną. Pasipjaustysime sūrę mes. Taip, darom sūrį. Aš kol atidarysiu sūrį, ir jūs palaukite mane. Na štai, aš atidariau sūrį ir mes dabar jį papjaustysime vežimėliais. Jo daug nereiks. Tai žiūrint jau manis papūti klaus kiek valys. Receptas gerai tinka tiems, kurie nenori kažką virti, nenori greitai skaniai pavalgyti. Jausime sūrą, aš nežinau. Taip. Jausime sūrą, žirnėlis. Ir papjaustą sūrį dedame ant batono, tai va. Batonas šiuo atveju didelis, tai sūris slydis ir jo va taip kažkaip. Na štai gerai. Šitos muštinius, kuriuos mes jau padarėme, paimame lėkštę ir dedame ant lėkštės. Batonas gali būti įvairios formos šiuo atveju. Sumuštinių duoną. Taip, gerai. Siemame. Dedame lėkštę. Na, man į lėkštę tilpo 4 sumuštiniai. Likus sūrio aš turbūt suvalgysiu. Matau. Taip, toliau mums reikia atsipjaustyti dešros. Dešros dešrą dėsime ant sūrio. Ir taip pat paimame sumuštinį ir ant sumuštinio dedame dešrą ant sūrio. Taip bus skaniau. Jo, įdedame. Na ir štai, mūsų sumuštiniai beveik paruošti. Ir dabar reikia juos pašauti arba į orkaitę, arba į mikrobangę. Šiuo atveju aš juos šausiu į mikrobangę, nes orkaitė ilgiau keps. Bet skaniau gaunasi orkaitė, nes duona apskrusta ir tampa šiek tiek kietesnė. Na gerai, šauname į orkaitę. Aš atleiskite, sumaišiau ne į orkaitę šauname, o į mikrobangę, bet paskui šausite į orkaitę. Mikrobangį šausite ant 3 minučių kažkur, o į orkaitę šausite ant 170 laipsnių Celsijaus, kol sūris susilydys. Tai gerai, šausime ant 3 minučių. Na štai, ir kol sumuštinį kepa, aš tą pasidarysiu gėrimą. Na štai, sumuštiniai jau pasipildė ir viskas paruošta. Tikiuosi jums patiko šitas video ir jeigu jūs norite daugiau tokių vlogų, tai komentuokit, spauskite like ir aš leisiu daugiau tokių filmuosiu vlogų. Šiaip sumuštiniai skanus, nors ryškus dažnių nelabai pasikeitė, bet tikrai jūs užtikrinu, kad jie jums patiks. Tie sumuštiniai be padažo. Bet šiaip, jeigu jūs norite skanių sumuštinių, tai štai sprendimas jums.